Bet čia turi būti kažkur, kur aukštai lipa, arba giliai lenda. Arba toliai eina. Ir toliai ėjys, aukšta lipys, tik tais gilį nelendam. O kažkas su indų plovimu susiję. Tai čia panašu, kai aukštos įtampos kažkas tai. Galima ir indus plauti, bet čia yra dielektinės pirštinės, jos skirtos darbui su elektra. Su jomis galima liesti įtampą turinčias dalis. Tik negalima aukštos įtampos laidų liesti, nes neapsaugo. Kronika. Kažkas čia matau su signalu. Ryšys, elektra. Čia yra trumpo jungimo indikatorius, jisai nurodo, pro kurią vietą praėjo per didelė srovė, kuris susidaro nuo gedimo, nuo trumpo jungimo ar nuo laido nutrūkimo. Tai padeda nustatyti gedimo vietą. Jisai viduj turi kraunamą bateriją ir ta baterija maitinasi nuo saulės. Dievoč. Neaišku, ką rodo. Nėra ekrano ir nėra jokio sensoriaus gale. Tik pulsą. Ar dar kai elektra pakrato. Ar dar gyvas. Tai yra asmeninės įtampos indikatorius, kaip papildoma priemonė apsaugai. Jisai veikia nuo aukštos įtampos magnetinio lauko, sureaguoja ir duoda signalą. Jisai pradeda pypsėti, įspėja, kad yra laidai po įtampą. Čia širdžiai. Ar tai gyvas? Širdžiai pamatuoti. Čia yra 10 kV savigėsis saugiklis, kuris dedasi į štai tokį rėmą. Viduje esantis piroklytė perdega, trūksta trosas ir atsijungia aukštos įtampos saugiklis. Jau anksčiau. Čia kojytė? Gerai. Dudelė. Kojelė, dudelė. Čia yra laidos sujungimo vamsdelis. Iš vienos pusės įsikiša laidas ir iš kitos. Tai taip susitvirtina. Planšetė. Čia valgy, čia didi maistą ir valgančios. Pjaustimo lentutė, pjaustai. Sunkiai tempti. Taip, čia yra planšetė, į kurią gaunam dispečerio nurodymus, užduotis. Galima surasti reikalingas pastotis, skiriklius, atjungti, perjungti tinklą ir gedimo paieškai. O, kavos puodelis, ne? Tikrai ne kavos puodelis. Šitas einant ant stulpo dažniausiai ir aplink įeina laidas. Ai. Kabelis, taip reiktų vadinti. Čia yra keramikinis izoliatorius, jis naudojamas atramoje tvirtinti laidam. Tai gerai, žmogus, kuris dirba su elektra. Aukštos įtampos elektra. Aš būčiau sakęs greito reagavimo elektrikas. Greito reagavimo būrio elektrikas. Aišku, operatyvaus reagavimo elektrikas. Operatyvinio valdymo Komanda. Operatyvinio valdymo komandos elektrikas. Arba elektrikai. Šauniai kolegos išgvildeno profesiją, taip esu operatyvinio valdymo komandos elektrikas. Operatyvinio valdymo komandos elektrikas šalina gedimus, nutrūkusius laidus sujungia, keičia saugiklius perdegusius, perjunginėja aukštos įtampos tinklą tam, kad galėtų atskirus ruožus remontuoti, paruošti eksploatacijai.